Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien noriu Jums pristatyti šį lengvą miesto elektrinį dviratį su naujausiomis technologijomis Engve P20. Trumpai apžvelkime, kodėl žmonės mėgsta šį dviratį ir kuom jisai ypatingas. Taigi, 18 su trupučiu kilogramų svorio elektrinis dviratis. Tai yra labai mažas svoris kaip elektriniam dviračiui. Šis dviratis turi įmontuotą diržinę pavarą su naujausiomis technologijomis, kas yra torque sensorius. Minimo sensorius, kuris reaguoja į jūsų minimo stiprumą. Jeigu minate stipriau, elektros variklis supranta, kad reikia pagalbos didesnės ir padeda daugiau. Taip pat šiame dviratyje yra įmontuota labai graži gazo rankenėlė. Ji yra patogi. Taigi galite ir neminti, o važiuoti tik tai akceleratoriaus režimu ir išvystyti iki 30 km/h greitį. Šis dviratis tinka miestui, kelionėms, vežiotis į automobilio bagažinėje ir panašiai. Tikrai labai daug funkcijų. Reguliuojamo aukščio sėdynė, reguliuojamo aukščio vairas. Vairas nusiema lengvai. Taip pat šis dviratis labai patogiai ir kompaktiškai susilanksto. Pasižiūrėkime. Taigi, čia yra rankenėlė, ją paspaudžiame ir atlenkiame. Tuomet dviratis labai lengvai apsisuka aplinkui, jį galime pastatyti ant žemės, ant specialios metalinės platformos ir taip pat galime nulenkti vairą. Taigi, dviratis yra sulankstytas ir užima labai nedaug vietos. Lygiai taip pat mes jį išlankstome atgal. Užfiksuojame rankenėlę, galime atsisėsti ir važiuoti į savo miesto keliones. Taip pat, dviračio baterija yra išimama. Jos talpa yra 9,6 Ah, taigi ši mažytė baterija dėl naujos torque tipo technologijos leis nuvažiuoti net iki 120 km atstumą. Be abejo, jeigu naudosite akceleratorių, važiuosite į kalnus, bus priešpriešinis vėjas ar jūsų svoris yra pakankamai didelis, nuvažiuojamas atstumas gali būti ženkliai mažesnis. Šį dviratį varo 250 W Engve variklis. Taip pat šiame dviratyje yra įmontuotas išmanus displejus, jame matysite, kokiu greičiu važiuojate ir kitus parametrus, baterijos lygį. Na, o geriausias dalykas šiame dviratyje yra įmontuoti hidrauliniai stabdžiai. Taigi, jūsų stabdymas bus ypač paprastas ir efektyvus. Na, malonu ir tai, kad Engve šiam dviračiui montuoja gamykliškai bagažinę. Galėsite prisitvirtinti kažkokį tai krovinuką. Taip pat Engve pasistengė ir įmontavo stilingus žibintus. Gale jie atrodo tikrai įspūdingai. Taip pat turi posūkio funkciją. Štai šviečia posūkis, štai stop signalas dar papildomai šviečia. Na, taip pat gražus priekinis žibintas. Na, jeigu jūs norite išbandyti šį dviratį ar palyginti jį su konkurentu, vienas populiariausių mūsų elektrinių dviračių yra konkurencinės įmonės Ado Air 20S. Jis turi priekyje įmontuotus dar amortizatorius. Be abejo, yra šiek tiek brangesnis. Taigi, šie dviračiai yra mūsų salone. Atvykite, išbandykite ir išsirinkite savo tinkamiausią elektrinį dviratį. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.